pramušimo, nes kiek aš esu buvęs, niekas jie negalvoja daugiau negu minutę. Mes buvom Kylyje, Vokietijai, dėstytojas eina auditorija 3 minutės prieš 9, jisai įsijungia tą 9, jisai net nežiūrėdamas pradeda šnekėti. Visi laukia, ten per daug, ir autobusas 10 minučių nėra, ir niekas ten negalvoja, kad niekas nesėti. Ne, mes nesam tokie blogi kaip kiti, aš sakau, kitose šalyse blogiau. Teko šnekėti su ispanais, tai jų perspektyvų studentai išvažiuoja iš Ispanijos būtent dėl to priežasties, kad neįmanoma mokintis, nes tie dėstytojai negerbė jų laiko ir taip toliau. Ateina, kada nori ir visai toliau. Tai, man atrodo, mes nesam taip dar nutolę nuo to. Tai pradėsim turbūt, taip? Tai mane pakvietė šiandien Nerijus, pareiškiu savo subjektyvią nuomonę, aš tai pabrėžiu, aš savo iš karto apie tai šnekėsiu, kad ką mes čia bešnekėsim, tai mūsų nuomonė, nebent mes remiamės įrodymais. Aš jau esu paklausęs klausimą apie įrodymų lygiais, o dabar pašnekėsim apie kokius yra įrodymų lygiai. Kad bet kada kur dalyvauji paskaitoj, kad tu galėtum tai įvertinti, ką tau sakoma, ar yra rimta, ar yra paprasčiausiai viena iš tų nuomonė, kur yra gali būti 1000. Aš įsivaizduoju, kad jūs turite kiekvieną savo nuomonę pasakoti, taip? Tai mano nuomonė kuo geresnė? Nieko, jeigu aš neparemiu jas įrodymais. O jūs, jeigu turite primtų įrodymų, tai jūsų nuomonė yra geresnė. Tai nesvarbu, kas aš toks esu. Nes pas mus tai gerai dažnai sumaišoma. Mes kilę iš rytų Europos tos šalies, kur autoritetas yra pagrindas. Jeigu šneka profesorius įžymus, tai viską, ką jis šneka, yra tiesa. Taip japonai reaguoja, taip nusilenkia profesoriui ir viskas. Ir sako, jokių diskusijų negalima su profesoriais vesti. Nes jie visą laiką yra teisūs. Jeigu jie neteisūs, tai yra vis tiek, skaityk pirmą punktą, yra teisūs tada vis tiek. Tai aš pašnekėsiu truputėlį apie įrodymų lygį, kur yra labai svarbus dalykas ir mums reikia jį akivaizdžiai turėti omeny, kaip šneko bet kurį dalyką. Ir paprasčiausiai labai paprastai, nes aš tikrai nesu pasiruošęs pakankamai, kad galėčiau jums pateikti aukšto įrodymų lygio paskaitą, kad jūs galėtumėte patikėti. Tai iš karto pasakysiu. Ir keletą tokių smulkmenų įdomių dalykų papasakosiu, kaip paskaitos maždaug organizuojamas dėstymo struktūra kitos universitetuose. Ir paskaitos pašnekėsiu trūkumai. Literatūros aš ir nevadėkiu jokios, tai aišku yra pagrindinis trūkumas, nes kiekviena paskaita turi būti papildoma kažkokia literatūra, kad žmonės galėtų įsitikinti, ar tai, ką aš šneku, yra tikrai korektiška ir teisinga. Tai labai prasta mano paskaita, tai iškart matom. Tai dabar apie įrodymus, kur yra aukščiausi įrodymų lygiai taikomi, kokioje srity? Pasakykit man. Ar medicinoje, ar aukštesni, rimtesni įrodymai reikalaujami, ar sporte, ar socialinėse. Reikia panalizuoti juos, kaip naudojami, kokie tyrimai taikomi ir kaip yra jų įrodymų kokybė, pavyzdžiui. Dabar, jeigu kodėl medicinoje, aš manau, vėlgi, kad įrodymų lygis medicinoje yra aukščiausias. Kodėl? Gali pasakyti, kokios pasekmės, jeigu yra naudojami kažkodie medikamentai, kurie iš tikrųjų neveikia. Žmonės miršta. Tai blogų tyrimų, rezultatų, blogą analizę sukelia rimtas pasekmes. Labai rimtas pasekmes. Todėl medicinoje, norint kažką tai įrodyti, reikia pasikliauti labai aukšto įrodymų lygio duomenimis. Tai koks aukščiausias įrodymų lygis yra dažniausiai meta-analizė taiko, jūs žino, kas yra meta-analizė. Meta-analizė, kaip surenkiami įvairių tyrimų rezultatai ir analizuojami skaičiai. Išvedami 10 tyrimų rezultatų vidurkiai ir lyginimų su kitų 10 tyrimų rezultatų vidurkiais yra liekama statistinė analizė. Yra specialios programų paketai, ir kurie analizuoja, leidžia būti atlikti meta-analizę. Yra keletą kompanijų, kur sistemingai užsiema meta-analizę. Pavyzdžiui, kažkoks vaistas yra. Turi teigiamą poveikį sveikatai ar ne. Tai reikia išanalizuoti visus tyrimus pasakyti. Tai dabar gali pasakyti, kiek man yra meta-analizės tyrimų atlikta sporte su jėgos treniruojimu. Yra atlikta keletą, bet yra nedaug labai. Tai medicinoje dabar kas reiškia kitas. Sisteminės apžvalgos. Kas yra čia tas dalykas? Meta-analizė yra geresnis tyrimo būdas, nes yra renkami rezultatai daugelio tyrimų lygių. Ką reiškia sisteminė apžvalga? Sisteminė apžvalga tai tokia, kur įvedi į kažkokią duomenų bazę ar literatūros bazę raktažodžius ir surenki visus straipsnius
kurios gauna. Pavyzdžiui, PubMed, žinot, pagrindinė bazė, kas nesinaudoja PubMed? Kuris šitas tai? Ką? Kuris nesinaudoja PubMed? Čia gali būti vadybininkų, tai jie... Supratau, atsiprašau, tai čia, arba kokią kitą duomenų bazę jis naudoja socialiniuose moksluose? Literatūros bazę. Tai aš būtina naudotis literatūros bazėmis, kurios paremtas būtent tam tikslam. Tai vat medicina Amerikos sveikatos instituto National Institute of Health yra duomenų bazė, kurio milijonai straipsnių sukaupta ir visi pas mus studentai privalo mokėtis ją naudotis. Nėra jokio pasiteisimo ją naudotis. Tai jį nenaudojama ir mokslininkų tyrimams ir visai kiti. Įvedi raktažodį ir gauni išmeta tau 1000 straipsnių. Ir reikia iš tikrųjų, jeigu tu naudoji sisteminį, visus jos apžvelgti pati ir visus peržiūrėti ir taip toliau. Dažniausiai tokiuose pas mus, pavyzdžiui, studentai kartais daro sisteminės apžvalgos kai kuriais klausimais. Jie neturi galimybės rinkti ten, analizuoti statistiškai, todėl nėra tokio pačio lygio kaip meta-analizė. Jie, pavyzdžiui, 10 straipsnių panaudoja kažkokį metodą, rodo, kad jėga pagerėjo ten 10%. O 2 straipsniai rodo, kad jėga nepadidėjo naudojant tokį metodą. Tai yra dauguma tyrimų rodo, kad taip. Bet neatlikta statistinė analizė, tai truputėlį žemesnis lygis. Dabar kitas lygis, kur medicinoje ir dažnai taikomas. Double blind crossover studies. Kas tai reiškia? Naudojam iš užtekti specialiai, kad nesumaišyti, nes jeigu aš pradėsiu vertis dar vieną tragediją, yra Lietuvos universitetuose, kad naudojama lietuvių kalba universitetuose. Tai yra didžiausia tragedija. Todėl, kad iškreipiami terminai ir žmonės po to užsienyje negali susišnekėti. Negalime tiesiog, po to mes išverčiame kai kuriuose universitetuose skirtingai tą patį terminą ir mes bandom jį atgal versti po to savo straipsnius ir jis išverčiamas klaidingai. Ir aš galiu pasakyti, kad kai kurie dalykai, kur mes siunčiam į užsienį po to, jie skamba tiesiog tragikomiškai, nes ten niekas nesupranta, apie ką mes šnekam. Tai labai atsargiai verskite terminus iš Lietuvos į anglų kalbą. Geriau pasitikrinkite tikrai anglų kalbos straipsnis ar taip naudojamas tikrai terminas, prieš verčiančios laisvai. Tai kas reiškia, kad čia double blind, tai dvigubai aklas, persikryžiuojantis tyrimas. Tai ką reiškia? Nei tyrėjas, nei tyriamasis nežino, koks vaistas arba priemonė taikomas. Taip? Yra užkoduota viskas, yra 2 aklos grupės. Vienam taikoma tyrimos, kuris turi turėti poveikį, kitam taikoma placebo efektas. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, va tokia paskaita yra pati geriausia, taip? Tai aš pasamdysiu kažkiek žmonių, kur naudos grinai tą paskaitą. Ir aš pasamdysiu kitus žmonės, kurie paruošiu kitą paskaitą, kuri turėtų būti mažiau efektyvi, taip? Ir jie tą paskaitą perskaitys. Ir po to mes atliktume studentų apklausos analizę, o po to jie atvirkščiai darys. Tiems studentams bus perskaita kita paskaita, taip? Tai teoriškai galima ir paskaitai tai padaryti. Ir po to mes palyginsime, kuri paskaita bus analizuojama. Aišku, aš negirdėjau apie paskaitos tokių rezultatų su paskaita, bet su vaistais tai daroma pastoviai. Visą laiką yra placebo grupė, kuri negauna kažkokių gydymų, kita yra eksperimentinė grupė, kurio taikomas gydymas. Yra geriausia, kai po to, po tam tikro laiko, apverčiame viskas. Pakeičiame. Ir tada gali ištikrinti, ar vaisto poveikis priklauso nuo tyrimųjų ir taip toliau. Tai čia yra užkoduojama viskas. Pavardės, gauni buteliukus ten ar kažką, tai paskaitas, kur nei tyriamasis, nei tas, kur taiko tyrimą, nežino, ką jie duoda. Nes kodėl čia taip svarbu? Taip, būtent, todėl, kad aš, pavyzdžiui, galiu kažką tai toj paskaitoj papildomai pasakyti ten, kad jūs atkreipkite dėmesį ir taip, nes aš žinau, kad tas bus tyriama. Tas pats, kad jėga, kai naudoja sportai, yra problema su to, nes, pavyzdžiui, kaip tyri kažkokios jėgos padidėjimo po kažkokių rezultatus. Tai žmogus, tyrėjas puikiai žino, ką jisai tyria, ką jis taiko. Ir dažnai, aišku, paspaudžia, biškį pasistemti, nes jisai nori gauti rezultatus. Yra tokia tikimybė. Yra toks dalykas. Tai medicina, kad nebūtų tų cirkų, tai aiškiai jie gali, todėl kad, aišku, tabletės galima iškoduoti, bet ne visą laiką socialiniuose mokslo, sporto mokslo galima tai padaryti. Iš tikrųjų, reikėtų samdyti kažkokius trenerius, kuriems duoti programas, bet jie gali kažkaip sužinoti. Tai tie tokie tyrimai yra labai brangus, todėl labai sunku konkuruoti su medicina, nes jie gali išmesti milijardus tyrimus. Pasamdyti žmonės ir Lietuvos universitetai pasamdyti daro tyrimus užsienio kompanijoms ir didelės kelią. Tai su paskaita aš negaliu tikrai daryti tyrimų ir neieškoju.
Po to kiti sako prastesnis tyrimo lygis, kaip būna eksperimentai su dideliu tyrimųjų skaičiu. Nu, tai gali būti kažkoks, bet čia būtina, aš norėčiau pabrėžti kontrolinę grupę, kur visą laiką yra svarbus dalykas, kur, pavyzdžiui, taiko kažkokią intervenciją, paskaitą, būtina turėti grupę žmonių, kur ta paskaita netaikoma ar kažkas kitas, kad galėtum realiai palyginti. Jeigu nėra kontrolinės grupės, jeigu žiūrimas kažkoks tik pagerėjimas, kokios nuotaikos ar ką, nu tai tada nežinai, ar paprastai kažkas žmogus atėjo ir jam nuotaika ir jisai pagerėjo, ar tu nežinai, nuo ko tas tai vyko viskas. Taip ir gydymo, pavyzdžiui, kažkokia, jeigu žmogui tą duodi kažkokį vaistą, tai jisai galvoja, bet ką duodi, jis galvoja, kad jam bus nuo to geriau. Ir visą laiką sako, kad man kažkas pagerėjo, pasivadinas placebo efektas. Taip. Tas pats ir paskaita, jeigu sakysiu, mes 300 šios paskaitos kokybė ir buvo gera. Nu gera buvo, nes kadangi turbūt žmogus pasiruošė ten kažką, tai žino, kad taiko. Taip. Tai čia aš tai labai plačiai šneku, tai turbūt ne vietoje net apie tai, bet svarbu prieš, aš turiu sakau, kad mano čia yra ką šneku, tai iš vis čia yra, o šitam lygiai. Paskutiniam ekspertų opinijų, tai aš iš vis čia pats žemiausias lygis. Tai sportais vyrauja. Ir dabar, ką mes šnekam, irgi nusileidžiame tą lygį, nes yra 10 ekspertų, kiekvienas savo pareiškė, mano tyrimo metodas, va tokios jėgos treniruotės įsidėjai. Ir mes visą laiką manipuliuojam to lygių ir dažniausiai ekspertai ginčiasi. Ir dažniausiai aš treniravau tiek žmonių ir ten visi pagerėjo, tai sako, ne, tokie metodai netinka, aš treniravau taip ir viskas gerai. Todėl, kad jie negali perlipti dažniausiai į tos kitus lygius, kaip pateikti rimtų įrodymų. Todėl jų įrodymų bazė yra prasta ir aš dabar atsiprašau, bet aš tom lygiai esu, tai taip labai skeptiškai žiūrėkit, ką visą ką aš nekalbu. Tai dabar, ką aš dabar, gerai, grįžtam prie paskaitos. Jeigu paskaita, ką aš čia turiu omeny, aš čia nieko nežinau, tai aš tik tai tiek iš patirties šneku, vai būtent už tą atsakau, kad aš ekspertų nesu tos ryties didelį. Aš tik tai kažkokią nuomonę turiu, kadangi aš dirbu universitete keletą metų, tai kažkokią turiu patirties, aš tada galiu kažką šnekėti. Bet jūs kaip žmonės universitete turit labai realiai į mane žiūrėti, nesvarbu, kas aš toks esu. Važiuoja žmogus iš didžiausio universiteto pasakoja, bet jeigu tu matot, kad jų tie įrodymo lygiai jo labai prasti, nu tai ką jūs galime iš jo ten išpešti. Tai pas mus labai įtaigus dalykai. Astrologija Lietuvoje ir taip toliau. Šneka ten žmonės kažkokiais ten pasakoja. Galima tikėti, ekspertė, jinai žinoma, jinai nuspėjo kažkokią ten žemės drebėjimą kažkokiai šalyje. Taip, nuspėjo. Didžiausia ekspertė ir visose klausimuose gyvenimo yra. Dabar reikia jos klausyti. Tai dabar taip, tai ką aš šneku, tai apie 45 minučių maždaug žodinį pranešimą, aš taip vadinu paskaitą. Ir reikia prisiminti, kad paskaitos tikslai gali būti įvairūs. Aš labai primityviai čia šneku, aš tikrai nesiūlau čia jums kažkokių atradimų pateikti. Ir dažniausiai būna paskaitos taip grubiai, aš taip greitai primečiu, daug paskaitų yra informacijai perteikti. Kokiam lygiai tas taikoma, kur yra žmonės, yra ekspertai jau ir jie nori sužinoti daugiau. Pasikvieti profesorių iš kitos universiteto į mokslininkų būrelį čia ir jis skaito paskaitą. Jisai net nepradeda nuo įvadų, nes visi žino, paprasčiausiai atliko tyrimus ir pasakoja, kas ten vyksta toliau. Tai vienas paskaitos tikslas, aišku. Tai jis visiškai nesiruošia ruoštis jūs čia metodiškai teisingais. Užverčia jūs tiesiog informaciją. Ir jūs patys tekat gromulėti. Mes padarėm tai, gavosi tai, o tai padarėm tai, jis net nesigilina. Toliau va. Tai daug tokių paskaitų yra. Tai va tokie ekspertų informacijos perteikimai nėra labai geras metodas studentam. Tai aš sakau, aš vėliau pasakysiu, kad profesoriai žymiausi tai prasti lektoriai yra. Nes jie dažniausiai užsiiminėjo šitais informacijos perteikimais, ypač žymus mokslininkai. Po to yra mokymo priemonė, aišku, universitete naudojama kaip žinioms gilinti. Tai reikia kažkokias žinias ne tik perteikti, jas kažkaip ten suformuluoti, kad būtų žmonėms aišku, taip? Ir būna agitacinės priemonės, paprasčiausiai suaktyvinti kažkokį supratimą. Gal žmonės tai žino, bet reikia dar pabrėžti, kad kažką svarbaus. Galima sakyti paskaitę, kad jūs pagalvotumėte apie tai, kažkur aš agitaciniam priemonėm dabar užsiminėjau šitom, kad agitacija gal paskaita, kad jūs daugiau galvotumėte, tai turbūt aš savo įspręsiu į tą, aš čia labai grubiai. Aišku, mano paskaitos struktūra tada labai priklauso nuo tų, ką aš teikiu ir taip toliau, aš galiu nukrypti ir taip toliau. Savo, turbūt aš galiu šituoti. Tai aš grubiai, ką aš darau maždaug, irgi žodžiai gal bus netai.
Pradžioje aš dažniausiai rinku informaciją, jeigu kažkokią paskaitą tenka, tai reikia rinkti visą informaciją. Tai aišku, reikia ją surinkti iš kur daugiausiai. Kaip jūs renkat informaciją, dabar jūs paklausite, nuo ko jūs pradedat? Ką jūs darote? Kaip jūs renkat informaciją? Gal jūs turite kokių patarimų, man gal kažką tai. Kaip jūs pradedat? Jums kažkokį pranešimą reikia daryti. Tai ką jūs darote? Ieško duomenų bazėje, taip? Gerai, įvedė traktažodį, taip? Ir išmetim 1000 straipsnių. Ir ką jūs toliau daro? Susiaurinai paieškos lauką, išmetė 50 straipsnių. Skaitai? Nuo kurio pirmo skaitai? Nes laikas yra gyvenimo variklis. Galima, žinai, leisti paskaitą, pasiruošti ir per... Kaip? Tas, kuris aktualiausias pagal tavo. Atsiliausias. Gali, tai... Turbūt bus keletą kriterijų, pagal kuriuos atsirinksi savo tinklą. Taip. Yra daug gyvenime, paprasčiausiai skaitai naujausius apžvalginius straipsnius, mes nuo to pradėsime. Kodėl? Todėl, kad būna originalūs straipsniai, yra sudėtingai parašyti, yra skaičiai, yra ten būna sunku jo suprasti, nes paėmi kažką, tai atrodo taip, kad pasiaiškėja po to, po kelių, 4 straipsnių skait, kad jisai paprasčiausiai kažkokią savo nuomonę kiša. Tai patarčiau visiems įvesti, skaityti naujausius apžvalginius straipsnius. Todėl žmonės dabar net nenori rašyti vadovėlį. Kam rašyti vadovėlį, jeigu yra naujausi apžvalginiai straipsniai, kur ta medžiaga apžvelgia kelių mėnesių senumo, kol išeis vadovėlis praeis 2 metai. Tai labai žmonių daug nenori. Aš turiu vieną kolegą, jisai ten kaupėsi, jį ten parašo vadovėlį, sako, ir dabar iš to naudos, kaip sakė, aš pasižiūrėjau, per pusę metų viskas paseno, sako, darinis. Gerai ten viskas, sako, yra, bet pastebiu, kad niekas per daug negrėbė to vadovėlį, nes medžiaga labai, kai kurios sritys yra dinamiškos, labai greit keičiasi. Tai aš jums pačiu naujausius apžvalginius straipsnius skaityti, pradžioj. Susiaurinti paiešką labai teisingai čia, nes gali... Čia yra viskas tai gyvybiai, susiaurinti paiešką, metai, autoriai, po to kalba ir taip toliau. Ir taip susiaurini ir tau aktualiausias išmeta tai, kas tau yra aktualu. Taip, taip. Kartais būna kitose srityse, pavyzdžiui, kaip tu nelabai žinai tos sritį, tai tu labai sunkiai, kas yra aktualu supranti. Tai gaunasi, kad tau vis tiek yra gan didelis pasirinkimas. Pavyzdžiui, jeigu išvesi tokio raumenų jėgos ugdymas, tai jums išmes tikrai daug straipsnių. Ir reikia tada pasirinkti, nuo ko pradėti, nes yra tokia, tu turi laiką savo racionaliai organizuoti. O po to aš senus straipsnius, pavyzdžiui, ne šių metų, galima palikti vėliau. Geriausia po to pereinti per mokslinės literatūros, kur yra tada tie medžiaga, kur tose straipsniuose, diskutuojama giliau. Tai jūs daugiau gausit informacijos. Problema tame, kad po to vis tiek reikia sisteminti informaciją. Labai sudėtinga pasiruošti paskaitą, kad reikia sisteminti, po to sugaudyti vis tiek visus galus. Apsiskaityti labai gerai. Ir aišku, bet be sisteminimo dažnai gaunasi taip, kad vieną kažkokį dalyką, kaip nuvarai į klonius ten, o 90 dalių taip ir net nepalėti. Nes dėl to, kad tu paprasčiausiai nesi pakankamai išprusęs tos ir tai, kad galėtum greitai susisisteminti tą medžiagą ir galėtum greitai ją paruošti pateikti. Tai yra problema, pavyzdžiui, kaip tau reikia paruošti paskaitą. Tai dabar kitas pranešimo rengimas, aišku, labai teisėjas, nes tu pranešimą kaip rengi, tai aš pasakysiu, kaip mes darome žodžiu paskaitą, kaip tie pranešimai, kokią maždaug, kiek jų ilgių ir taip toliau. Reikia parengti pranešimą, tai viskas užima laiko. Ir po to kitas svarbus elementas, paskaitos repeticija. Kam čia reikalinga? Aš iš karto pasakiau, šios paskaitos nerepetavau, tai yra trūkumas žiaurus, ir aš iš vis čia tik tai šitas 2 dalis padarė, vieną dalį padariau, tų nei tų. Repeticija yra dar vienas dalykas, leidžia kontroliuoti laiką paskaitos metu. Laikas yra pagrindas. Kol mes to neišmoksim, pavyzdžiui, šnekėti tam tikrą laiką, nes pranešimai yra visą laiką ribojami laikė. Jeigu nuvažiuosit į konferenciją Amerikoje, tai išjungsius mikrofoną po 10 minučių. Nieko net nesakys kartais. Nes jie automatiškai supranta, kad žmonės šneka 10 minučių. Mums tai sunku labai būna. Čia yra tokie kultūros dalykai, galima atsipalaiduoti, biškį skirti laiką, bet laikas yra labai svarbus dalykas. Mes labai aukštai vertinam žmonės, kurie sugeba įtilpti tam tikrą laiką. Iš karto papildomi balai pranešimai. Jeigu žmogus telpa į laiką. Jeigu netelpa į laiką, jau reiškiasi jisai nepasiruošęs. Reiškia jis nepasiruošęs paskaitą. Atsiprašau, galima aš? Taip. Vis dėlto aš biškį nesuprantu.
pranešimo rengimas ir paskaitos repeticija. Čia šiaip iš man atrodo, čia du skirtingi dalykai. Taip. Viena yra, kad mes pranešimo pristatinėjom. Taip, kita yra, kada paskaitos. Taip, aš šiek tiek man šitie du dalykai galėtų. Taip, nu aš vadinu jos, paskaita, kas čia ne paskaita, kas čia paskaita, kas čia pranešimas. Aš iš savo pusės nematau didelių skirtumų. Dariau pranešimą, jeigu jis taikomas studento auditorijoje, aš naudoju tai kaip paskaitą. Nes mes universitete skaitomas, kad skaitom visą laiką pranešimus informacinės. Tai aš apsibrėžkim, kad paskaita jūsų manimų tai yra kaip pranešimas. Tada taip? Mes šnekam apie mokymo metą. Aš nesakau seminarų, nekalbu apie seminarų. Aš nekalbu apie ką vadinamą pratybas, kurios kiti mokymo metai. Aš tik šneku tik apie žodinę paskaitą, kurią aš vadinu pranešimu. Nes paskaita niekur kitur nesuprantama, lekčia tai yra žodinis žmogaus pranešimas, kuris trunka 45 minutės. Ir svarbu tai apsibrėžti, nes kiti dalykai yra visai kiti dalykai. Nereikia nušyti. Tai aš nežinau, bent pas mus yra rašyta, tai visur, kaip čia, aš irgi man atrodo rašyta, kad čia paskaita, seminaras yra kaip diena naktis. Čia negalima tų dviejų dalykų į vieną suplakti. Tai dabar geras požiūris prieš paskaitą sėkmės gyvenimą. Jeigu žmogus, tai vat ir gaunasi, kad aš turiu pasakyti, kad kiek aš girdėjęs, kad geri mokslininkai yra prasti pranešėjai. Nu neįmanoma nieko kartais suprasti, ką jis išneka. Kodėl? Dažniausiai jisai būna užimtas kitais dalykais. Jis neturi laiko pasiruošti paskaitai. Jisai daug žino, prireikia informacijos, bet trūksta kartais sisteminimus. Neturėjo laiko pranešimų parengti. Net jisai kodėl? Todėl, kad jam yra svarbus kiti dalykai. Jeigu jisai yra žymus mokslininkas universitete, jisai dirba mokslinį darbą. Ir ten didžiausias spaudimas. Todėl automatiškai paskaitos jam pasistumė ir antraeilį. Čia yra normalu. Jeigu jūs nuvažiuosite Amerikos geriausius universitetus, tai matysite profesorių gal vieną kartą į metus kažkokį žymiausią. Jis neturi laiko, samdo kitus žmonės, kuriam padėti. Kas bus, jeigu jisai dar paskaitas skaitys, eis į laboratorijas dirbti? Tai kada jis miegos? Tie dažniausiai žmonės yra vyresnio amžiaus, jis dirb daug negali valandų į dieną. Tai automatiškai apsiriboja, tai jeigu nuvažiuosite savo geriausius universitetus Amerikoje, tai geriausiai, ką jūs pamatysite, tai doktorantą profesorius, kuris bus nustumtas skaityti jo paskaitas. Čia natūralu yra, čia tai visam pasauliu, čia niekas nėra naivas. Tai va toks yra realybė, nu kaip, suprantate, taip? Ir dėl to, kad kai kurie moka, kurie vyresnio amžiaus labai geri pranešėjai būna tie, kurie išeina į, vadinasi, emeritus profesoriai. Taip? Taip, mes turim keletą, Kabardinė, pavyzdžiui, yra keletą, tai jiem mokslas nėra labai svarbu, tai jie labai studentus mėgsta. Ir jie tada tikrai geri pranešėjai, nu jie nesideda širdį į tai. Norėjau pasakyti, pavyzdžiui, kad aš kaip dirbau Danijos universitete, Kopenhagos universitete, buvo 8 grupės, kurios kartuodavo lygiagrečiai tą patį dalyką, buvo 8 mokslininkai. Ir 8 buvo žmogus, kuris nedirbo jokio mokslo, jisai buvo pasamdytas tik tai dėstyti. Ir tokia buvo sistema, kad studentai galėjo laisvai pasirinkti grupės, kur eiti. Tai spėkit, kad gaudavo. Pas tą žmogų, kur buvo pasamdytas tik tai dėstyti, netildavo studentai. Per žymiausius profesorius jie tekdavo jam uždaryti paskaitas, nes jie paprasčiausiai iš jų visi studentai toli. Nes jisai bėgdavo auditoriją, kažką tai ten pavarydavo ir išeidavo. O ta žmogus, padėkit čia, su kreida, ranka, visas kiekvieną, visi rašydavo kartu. Tai didžiausias pasitenkinimas. Tai aišku, kažkur reikia, tai buvo labai keista, bet jisai buvo visų mėgiamas ir kaip aišku visi pasakė po to, kad jisai, jis neturi jokių mokslinių straipsnių, jis negali dirbti universitete ten. Labai gaila, bet kitą reikia sprendti kitais metais, tai buvo didžiausia laiškai pasipiktinimo, bet universitetas tai negali jį laikyti, kadangi jisai, nebent sakė, kitais metais pabandysim vėl įdarbinti. Tai va tokios yra pasakymas, tai mums, aišku, nereikia tokių nusileisti kaip ten, kai kurie bėga, ten pavaro, niekas nesupranta, kas ten. Tai reikia kažkur ieškoti balansų, taip? Mes negalime tiek nusileisti, kad paprasčiausiai nesiskaityti su žmonėmis, užversti jas informaciją ir išeiti, reikia kažką tai daryti. Tai labai gerai, jeigu tai mums pavyks tai sudėti. Dabar pasakysiu apie paskaitos poveikį poilsį. Tai jau seniai tyrimai. Pasirodo, mes žinom, ką mes čia šnekame 19 amžiui. Sukelia nuovargį paskaita. Tai pastebėjau, aš tai labai pastebiu paskaitos, po to dažniausiai einu kažkur į baseiną paplaukėt.
Nes Moso atliko tyrimus, jisai davė jau 1922 metais, kurie davė pagrindą raumenų nuovargio tyrimus, raumenų nuovargio, ne psichinį nuovargį, bet nuovargį, raumenų. Tai profesoriai labai greitai pavargdavo, tai ką jis darydavo. Paprasčiausiai profesorius po paskaitos įkišdavo ranką į tokį vadinamą ergometrą, ten jam kiek 2,6 ar 3 kg svorio, jis įkilnuodavo su vienu pirštu. Ir aišku, jie tais laikais neturėjo jokių matuoklių, bet jie turėjo virvę pririštą su žiedu ir jis pakeldavo tą svorį iki tam tikro aukšto. Ir visą amplitudę, tai pradžioje matot, kaip greitai mašėdavo jo amplitudę, pakilimas. Nors jis, aišku, neaišku, kuris ten, jisai gal norėdavo eiti kažkur kitur. Bet taip jisai aiškino, kad tie profesoriai ryškiai nesugebėdavo taip pat dirbti, kiek be paskaitos. Tai aiškiai sukelia paskaitą nuovargį. Tai va, buvo iškelta tuo būdu hipotezė, raumenų nuovargis yra centrinės nervų sistemos nuovargis iš tikrųjų. Tai aišku dabar kartuoju tyrimai, bet jau visi pastebėjo, kad paskaita sukelia nuovargį, tai jūs nesitikėkit, kad jums kažkoks žmogus įėjęs galės 10 paskaitų perskaityti. Tai čia po vienos, kaip vien kitiem sukels tokį stresą, kad žmonės po to gali širdies visokių problemų atsirasti. Tai tiek, apie raumenų nuovargį tokia nuovargis yra, kad netgi galvojama, kad sukelia. Dabar judėsim toliau. Dabar praktiniai, va kiek mes esame tokia grupė, aš esu dirbęs, sakau, Berlyno universitete, kaip maždaug kas automatiškai nusistovėjo. Tai mes vienas su kitu kartais pasišnekam, bet nedaug, kiekvienas kažką tai daro savaip. Paaiškėjo, kad maždaug per 45 minučių paskaitą galima parodyti 15-18 skaitų. Teko perimti dalykų, kur būdavo 36 skaidrės ir studentai labai skusdavosi. Nes paprasčiausiai, jeigu tu skaidrę tik parodai ir toliau eina kita studentai, net nesuspėja suprasti, kas toje skaidrėje. Nes reikia laiko skirti žmogui, pasižiūrėti ir taip toliau, kas kur ten yra. Tai, jeigu sakom 15 skaidrių per paskaitą, per 45 minutės, 3 minutės vienai skaidrė. Ir tada svarbu tuo metu, kad vat, aktyviai, biškai, dabar aš mažai bendrauju, bet kai kuria koks, nes aš mažai žinau šitą dalyką. O taip gali paklausti, kas čia yra. Tada vat, jeigu nėra tempo to per didelio, tai atsiranda gyvesnis bendravimas. Nes jeigu yra tik tempas, tada tu sudarai save, jie į save ir tu bandai čia varyti skaidrės, o jie čia bando suspėti ir visiškai atstumas padidėja tarp žmonių. Jeigu yra tik laisvai, tai tu gali žinai, kad tu nieko spėti, žinau, yra laiko svarbu. Paprastai mes nutuom tokią struktūrą, kaip ir instruktorių pavadinimas ir autorius paskaitos turi būti, nes vis tiek yra kažkiek autorinis darbas vis tiek reikia parodyti. Negali iškart pradėti nuo paskaitos, bet neparodyti, iš mandagumo prašiausiai parodai, kas ta paskaitos autoris yra. Būna, kad pas mus žmonės, kiti skaito paskaitą, tai įrašai to žmogaus, kur parengė paskaitą ir pasakai, kad aš skaitau. Tai mandagumas prašiausiai reikalauja. Jeigu pranešimą daro, tai parašykit savo pavadimą ir savo pavardę, o nepradėkit iš karto nuo ten kažkokių dalykų. Paprasčiausiai toks yra kultūros dalykas. Dabar mes naudojam antrą paskaitos planas. Dabar mažai akcentavau tai, nes studentais reikia jie žinoti, kiek jiems čia reikės kankintis. Ir yra tas, aš irgi šitam pranešime dabar 4 dalinys. Aš matau, pastoviai jiems reikia galvoje turėti skaitliuką, nes dar liko 2 dalis. Aš jau čia mirštu, dar liko. Tai reikia kontroliuoti biškį. Tai dabar mes literatūros šaltiniai, kurie rekomenduojame, mes taip naudojame. Galima galva, bet geriau iš karto pradėti tada. Po to skaidrės. Tai gaunasi taip, kad tu turi maždaug skaidrės. Kas čia dabar? 3-14 skaidrės kažkaip praradau. Dabar skaidrės, pagrindinės paskaitos, dabar kitas dalykas. 14, nuo 3 iki 14 skaidrės yra pagrindinės paskaitos medžiaga. Kaip išdėstyti, aš pateiksiu pavyzdį, kaip skaidrė atrodo, kaip mes maždaug naudojam kokią skaidrę, tai kaip vieną žodžiu. Bet kitas dalykas dabar yra svarbus ir yra paskaitos išvados ir egzamino klausimai. Čia mes iš kitų, iš tikrųjų dalykų, jie paprastai, mūsų studentai dabar išklausė tą paskaitą, tai kas iš to? Mes čia išklausėm, kas čia bus? Tai reikia pasakyti, tokios išvados ir ar jūs dabar galit per egzaminą atsakyti man į tokį klausimą? Ar jūs ten rasit, galit taip daryti? Galit, čia yra įviečiai efektyviai priemonė paskaitos skirti 5 minutės tam klausimą. Aš dabar užduočiau jums tokį klausimą egzaminą. Atsakytumėte? Sakys, ne. Tai kaip? Ten buvo ta skaidrė. Iš karto tada
Nes studentai mokinasi tik tada, kada yra vėzdas virš galvos, kuris vadinasi egzaminas. Taip? Jeigu aš dabar aišku, turbūt mėgat, aišku, ir taip toliau, bet jeigu aš pasakyčiau, kad rytoj iš to rašysi testą ir problemas ten kažkiek tai balų, iš karto reakcija tai kitokia žmonių. Tai iš karto, aišku, žino, kad paskaitos medžiaga bus atsiskaitymai. Todėl testai, aš rašau naudingas paskaitos paklaidas, aš tik tai naudoju naudingas žodžius. Aš pasakyčiau, tai yra būtinas paskaitos paklaidas. Jeigu žmonės neegzaminuojami iš tos medžiagos, kur būna paskaita, tai paskaitas labai sėkmingai visi užmiršta. Ir kuo tas testas atitraukas toliau nuo paskaitos, tuo daugiau žmonės užmiršta. Tai dėl tokios, ištat yra ypač dabar šiais laikais atsirado labai naudingos pirmo priemonė, e-mokymo sistemos. Dabar kas gaunasi, kad pas mus aš pastebėjau, kad kurie studentai, dėl to, kad paskaitos paprasčiausiai yra gerai parengtos, paruoštos, jie paprasčiausiai neina į paskaitą. Daug metų buvo taip, kad ten lankumas 70% buvo privalomas, bet dabar pradėjo jie visi šnekėti, kad jie puikiai pasiruošė, rezultatai tai rodo, kad jie pasiruošė. Tai nėra tokio privaloma daug kur dabar universitetuose, kad paskaitų lankomumas privalomas, bet aišku, tie žmonės, kurie ateina į paskaitą, jie gauna papildomai. Aišku, jie daugiau gauna, centus pamato, aš net nekalbu, kad paskaitas visiškai galima pakeisti e-mokymo sistemą. Bet efektyvios e-mokymo sistemos yra labai leidžia papildyti paskaitas racionaliai. Ir jeigu bus efektyvūs testai, aš neskaitau net, čia nešneku apie paskaitų įvertinimo testus, mes kartais kuriuose dalykuose turim vadinasi self-test, tai reiškia self-assessment, tai reiškia tu pats atlieki testą ir pasižiūri, kiek tu gavai balų, kad iš tos paskaitos medžiagos ar tu esi supratęs tą medžiagą ar ne. Da labai lengva mokinti studentus, aišku, yra tiek kartojimo klausimai, nekyla, jeigu kyla, nes viskas aišku, jeigu tai nėra klausimų, po paskaitos, ką studentai klausia, o kas bus egzaminai? Tai tie klausimai ir bus egzaminai. Tai va, aš tik sakau, kad nereikia tada tokių bereikalingų laikų gaišti, kad bus egzaminai. Tada nėra kola prasmė tų visų, kaip čia būna, konsultacijų, taip? Netaikomas nieko. Todėl, kad yra mokymo sistema, yra visa medžiaga išdėsti, nėra jokių prasmės konsultacijomis, ką tu gali klausyti, kad ten yra paskaita, tiek klausimai, tik atėjęs dėstas gali pasakyti, štai va, tos klausimus žinokit atsakymą, tos ir viskas. Tai e-mokymo sistemos yra čia didelis dalykas, aš nekalbu, kas dabar gaunasi, kad jūs visiškai pakeičia visus kitus mokymo metus. Tai dabar toliau, jeigu mes, pavyzdžiui, vieną iš taip staigiai ištraukų, kas dažniausiai būna pas mus būna būtina turėti kažkokią vaizdinę medžiagą. Nes tekstas nieko nesako. Kiekviena skaidrė turi turėti kažkokią diagramą, nes tekstas vis tiek. Žmonės atėję tai nori pamatyti kažką tai. O po to būtina kažkiek rašyti. Geriausia, kaip iš karto, arba vienas po kito atsiranda paspaudus tie va šitie dalykai va. Ir tu šnekėti tai. O galima iškart parodyti. Aš nežinau, kas geriau. Kartais geriau viską iškart parodyti ir po to šnekėti per 3 minutės, kas čia, pavyzdžiui, čia yra paskaitos tema, tas maksimalius vadingas trūkimas, arba maximal interaction. Dabar šnekam, potėmė yra motoneuronų impulsacijos dažnai šnekam. Ir toliau yra skaidrė, yra to pandemija, pavyzdžiui, irgi, jeigu naudojat medžiagą iš kitos literatūros, tai reikia nuorodą kažko pateikti. Aišku, čia nėra vietos taip, kad mes visą tą nuorodą prašysim pilnai, nes čia nes tada užgoš visą esmę. Reikia kažkokius akcentus sudėti. Čia buvo tyriamam pasakyti, kas turi pabandyti stipriau ir čia pakilo tas darbas. Yra tokius akcentus sudėdami piečiai. Tai yra žymiai geriau nebūtų vien tik tai diagramos arba vien tik tai tekstas. Reikia maišyti. Tai tam pas mus visą laiką būna taip, kad maišom tos dalykus. Dabar toliau. Kas yra paskaitos trūkumai, ką mes šnekam? Tokius aš greitai sugalvoju tokius trūkumus. Aišku, informacijos perteikimo greitis pritaikys visiems klausytojui. Aš sakau 15 skaidrių ir 45 minutės, tai taip bus. 10 žmonių sakys čia nesąmonė, iš vis aš galėjau, man žymiai daugiau reikia, o kiti 10 sakys, aš iš vis nespėjau nieko. 25 sakys, viskas buvo normalu. Ką dabar daryti? Greičiau varyti? Ar lėčiau? Jeigu greičiau tik tai sakys, 10 sakys gerai, 35 sakys blogai, lėčiau. 30 sakys, kad lėtai ir taip toliau.
tai reikia kažkokį taiką vienam pusė, tai nėra idealos. Aišku, kitas dalykas, informacijos įsakymų platumų įtakoja sutikimą apie pranešėją. Jeigu jums nepatinka koks nors dėstytojas ar lektorius, aišku, jūs skeptiškai žiūrite, bet ką jis sako. Ar ne taip? Nu, tas tai tikrai. Jau negali nieko ten pasakyti. Bet ką kartais jis sako kažką tai rimto. Ir teisingo, bet jau visai tai visai ten atrodo. Nu, pažiūrėkit, tos jūs kelnes ten, kaip tai galima. Tarp tik visi mokslininkai atrodo, kuo baisiau žmogus atrodo atėjęs, to jisai yra rimtesnis. Mokslininkas, to daugiau visko žino, tai nepadarykit tos klaidos, kad žmogų vertinti padaryši. Mokslai yra visiškai priešinga koreliacija. Pas mus atvažiavo, turiu pasakyti, į konferenciją iš Londono koledžo, vienas iš geriausių specialistų, jisai atėjo su guminiam tapkėm į spalio mėnesį vykstančią konferenciją. Tai iš visą pusę paskaitos žiūrėjau į tas kojas, su šortais ir tapkėm į konferenciją. Niekaip netelpa jis veiko, bet jis visiškai nekreipia į tai dėmesio žmogus. Super pranešimas, ten yra tiesiog visi įsižioja pokalbis, ten visi visiškai atšakas ir taip toliau. Tai moksle tikrai nesuplanikit. Aišku, nelabai gražiai atrodytų, jeigu su kur nors nueiti ten atstovauti savo universitetą, sutikti už korektorius, aišku, jis įsivaizduoja, nežinau, kodėl tai po to visi juokiasi, aišku, šio, bet tai yra. Aišku, dabar klausytojų atmintis ir gebėjimas kontroliuoti dėmesį yra ribota. Dabar, pavyzdžiui, neįmanoma viską atsiminti. Aš nežinau, yra taip subjektyvi nuomonė, kiek ten tos medžiagos gali atsiminti, kas ten buvo, kad tą paskaitą. Štai tai yra tas dalykas, kad su žodiniais pranešimais ten, jeigu nesi pasiruošęs medžiaga nauja, tai tikrai paskaitos esi pavargęs ir tai nieko neprisimeni. Jeigu nepakartosi, tai labai prastas efektyvumas, kaip mokymo priemonės paskaitos. Tai yra pasyvus mokymo metodas, kurio gymas nėra pasyviai, jūs klausot, o aš pasakoju, jūs nedalyvavot aktyviai, jūs nesprendžiat problemų. Jeigu spręstumėt problemas kažkokios, tai, pavyzdžiui, tam yra tas problemiškai orientuotas mokymas, pavyzdžiui, case studies, tai čia kitas dalykas, kaip tai daryti. Jeigu tu varijuoji paskaitos, kaip pranešimus ir po to vadinamos atskirų atvejų tyrimus, tai gali sukelti tokį susidomėjimą. Tai pasakysiu taip, dėl paskaitų, aš labai gerai, kad pas mūsų sumažintos dabar taip paskaitų trukmė, buvo 2 valandas, taip, valandos. Pusantros buvo dabar. Iš tikrųjų tai labai gerai, nes, pavyzdžiui, kitur nieko nėra, tokių dalykų, 2 valandų. Skundžiasi studentai, jeigu paskauda 2 paskaitos iš vienos temos, tai pastovus šunis, sako, mes paprasčiausiai pavargstam. Ir jau nepriimam tos medžiagos, nes tas, aišku, lektorius galvoja, kad tu toliau gali tęsti savo kušti galvą į tavo, tu jau nepavargęs, jau tau per daug naujumo. Tai paskaitos gerai, kad yra dėmesys koncentruoti ribojimas. Tai reikia keisti paskaitos, jeigu yra 2 paskaitos, patarti ne vieną paskaitą naudoti, kad pranešimo, kitą daryti kažkokį case studies arba problemos sprendimo valandą. Duoti kažkokią problemą ir tada sprendžiame. Tada pakeisti darbą COVID, jeigu iš to pačio dalyko, nes paskaitos yra varginantis dalykas. Tai ką aš čia nieko aš čia tik paprasčiausiai susumuoju, ką aš nežinau, tas įmanomas. Tai mano, pas ką aš čia viską šnekėjau, neužmiršti, tai įrodymų lygių žemas, čia aš pateikiau savo subjektyvią nuomonę, tai čia nėra kažkoks religija, nereikia to dabar, ką aš čia sakiau, tai paprasčiausiai pagalvoti, gal kažkas tinka jau ar ne. Aišku, paskaitos ypatumų, priklauso nuo paskaitos tikslų, aš tikrai šnekėjau apie žodinius pranešimus. Paskaitos vargina, skaitytus ir klausytus. Tai kitas, ką galim prisimti, rekomenduojamas skaičius 15, skaityti per 45 minutės. Ir man atrodo, per paskaitos tą svarbu ypač šitie svarbu paskaitas papildyti kitais mokymo metodais. Nes be jų, jeigu mes tik tai naudosim paskaitas ir egzaminą, tai labai rezultatyvumas yra prastas mokymas. Bent tai rodo patirties. Žymiai geriau, jeigu yra kažkokia seminarai vėliau arba case studies, pavyzdžiui. Tai labai ačiū Jums už dėmesį, kol kas aš tiek turiu pasakyti, jeigu dar turi kažkokių klausimų, tai gal pasiginčyti. Ar kaip čia? Padiskutuoti. Galima, aš aišku, čia